Sveiki, šiandien gavau klausimą apie Fandetox produktą. Aš čia rašiau, kad jam yra nuolaida, pakol kas galioja 20%. Apie patį produktą galiu pasakyti, kad jis yra labai gerai kepenų valymui. O kepenų valymas efektyviausias yra pavasarį, kai kepenys yra pačiam aktyvume, todėl labai rekomenduoju, kas norit prasivalyti kepenis, yra būdas šiek tiek sutaupyti, tai yra 20% sutaupyti nuo jo kainos. Bet kitas klausimas yra platesnis. Gavau klausimą, kad moteris nuvartojo Fandetoxą, svoris nekrito, net priaugo. Tai dabar pradėkim pirmiausiai nuo to, kad Fandetoxas nėra skirtas svorio metimui, pradedam nuo to, jeigu jau visai tiksliai, jis yra skirtas kepenų valymui. Ir kitas dalykas, kas yra labai svarbu ir ką noriu labai stipriai pabrėžti, tai yra su svorio reguliavimu, svorio mažinimu, lieknėjimu. Pirmiausia, reikia pradėti nuo to, nuo ko pradėti, kad būtų tas tikrasis lieknėjimas, ne tas prieš ir po, kai dedamos nuotraukos per savaitę numeta 10 kg ar per 2 savaitės, euforija didžiulė ir paskui ta euforija krenta ir viskas grįžta į senas vėžes ir dar būna blogiau. Visos bandėm, visos žinom, kaip taip veikia. Ta prasme, užsikabinti ant reklamos, kai svoris nukrenta per labai greitai dienų, tai yra netenkami pirmiausiai skysčiai iš organizmo, išsivalo žarnynas, tai tie pirmieji 5 kg apskritai nelabai ką reiškia ir nereiktų užsikabinti šitų reklaminių triukų. Bet nuo ko pradėti reikia svorio reguliavimo? Pirmiausiai reikia išsivalyti organizmą. Mano pirminė rekomendacija – išsivalyti rimtai organizmą ir tada jau galvoti apie svorio reguliavimą. Jis jau pradeda reguliuotis pats, kai mes pradedam tą valymo procesą, bet labai yra svarbu, kad ne vien tik tai mes vartojam kažkokius tai augalinius papildus, kurie padeda arba kurie valo pirmiausia organizmą, bet yra labai svarbu tvarkyti ir mitybą. Kai valomės organizmą, atsiranda didesnis, mažėja priklausomybė nuo to emocinio valgymo, yra papildai, kurie yra konkrečiai skirti sumažinti tą nuotaikų, emocijų kilnojimas aukštyn žemyn, yra papildai, kurie yra skirti sukelti serotonino kiekį, visi yra jie augalinės kilmės, aš kalbu apie Coral klubo produktus. Apie juos aš padarysiu atskirą video, bet labai yra svarbu reguliuoti mitybą. Neužtenka, kad mes tik tai išgėrėm kažkokius tai papildus ir tikimės, kad ten tas svoris ims ir pradės mažėti. Bus lengviau, kuo mes sureguliuosim, subalansuosim mineralų, vitaminų kiekį, sumažinsim toksinų kiekį organizme, išsivalysim nuo parazitų, tada ir svoris reguliuosis žymiai lengviau. Reiškia, mūsų mityba keisis, mūsų priklausomybė nuo maisto keisis, mūsų sotumo jausmas keisis, bet tam reikia įdėti savo pastangų ir savo valios. Ta valia, jinai bus lengvesnė, sakau, kai mes prasivalysim organizmą. Todėl labai rekomenduoju apie tai galvoti ilgalaikį, turėti projektą. Ne tai, kad aš tenais numečiau per savaitę, per 2, bet turėti ilgalaikį projektą, tikslinga ir link jo judėti. Aš pati galiu pasakyti, aš dabar dariau Kolovados vieną programą sausio mėnesį, dabar pradėjau 90 dienų organizmo valymo programą, kur pirmiausia pradedam nuo detokso. Čia turiu šuniuką labai mielą, toj man čia viską išvartys turbūt. Tai va, pradedam nuo detokso ir norint suaktyvinti kepenų dar valymąsi, tai reikia ir galima pridėti ir Fandetokso būtent tuos miltelius. Tada jūs turėsite dvigubą efektą. Ir po detokso galima vėlgi toliau 90 dienų programą sudaro, reiškia, 1 mėnesis detoks plus programa, 2 mėnesį Parašil plus programa ir 3 Kolovada su Nutripaku. Ir visą laiką šalia galima gerti ir šitą Fandetox.
Jeigu kas turi emocinio valgymo problemų, reiškia, aš padarysiu atskirą video, kuriame pristatysiu 2 produktus, kurie yra labai gerai. Aš pati pradėsiu irgi gerti, jau juos užsisakiau, pradėsiu jas gerti, papasakosiu, kaip aš pati jaučiu, žodžiu, jų efektą, bet pakol kas aš galiu tik pasakyti, kad jie yra tam skirti, kad sumažinti tą emocinio valgymo problemą. Ir tuo pačiu, žodžiu, valantis organizmą ir juos geriant galima irgi gauti tą lieknėjimo procesą greitesnį. Tai va, tai tokia mano mintis, kad viskas turi būti kompleksiškai sujungta, ne tik tai papildai, bet ir mityba, gyvenimo būdą po truputėlį keisti ir tada matysite rezultatus. Sėkmės. O beje, jeigu dar yra sėkmės, tai taip, bet, žodžiu, turėkite omeny, kad dar pakol kas Fun Detoxas turi 20% nuolaidą, įdėsiu nuorodą, kur jūs galite užsiregistruoti į Coral klubą ir nusipirkti produktus, ir kas registruositės per šitą mano nuorodą, jūs turite irgi galimybę prisijungti į grupę, Facebooko grupę Organizmo valymas su Gedrime. Ten tikrai daugiau ir konsultacijų, ir įvairiausių, sakykime, patarimų, rekomendacijų, ką, kada, ko daryti, ir kas, jeigu būna nesiseka ar kažkokių iškyla klausimų, aš irgi tada konsultuoju. Tai va, sėkmės dabar jau, sveikatos ir iki pasimatymų.